žmogaus pozicijos asmeninės. Bet jeigu mes pakalbėsim iš valstybės pozicijos, tai yra ko gero katastrofa. Didžiausia problema yra demografija. Grubiai kas antra šeima nenori vaikų visam pasaulyje. Maždaug 50%. Buvo baby boom po antrojo pasaulinio karo, buvo ten apie 6 vaikai vienai moteriai. Dabar yra mažiau negu 2. Ir tai yra labai blogai, todėl kad norint turėti, kad išliktų karta, 3 vaikai turi būti šeimoje, kad tauta išliktų. Taip. Dabar yra statistika, kuri rodo, kad jeigu krenta žemiau 1,9, tai istorijoje nebuvo nei vienos tautos, kuri išliktų. Tai ką jūs prognozuojat Lietuvai? Lietuva nukrito prie 1,3, o 1,3 yra aritmetinė mirtis. Viskas. Ta visuomenė neturi jokių šansų išlikti. Tai reiškia, Lietuva yra demografiniai komoj. Yra tik laiko klausimas, kada tą teritoriją valdys kažkokia kita tauta. Tai bet mes kalbam apie iš tikrųjų tas pat yra Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, ypač Italijoje, Ispanijoje, ten yra iš viso 1,1 gimstamumas. Tai klausimas, kodėl taip yra ir kodėl tai yra globalus reiškinys, aš galvau, kas čia kalti, vyrai ir moteris. Mano manimu, problema susiveda į vyrus. Problema su vyrais. Su vyrais yra problema, todėl, bet kokia? Tomai, kokia yra? Vat jūs susitinkat visų šeimom, porom. Kas su tais vyrais yra? Sunku pasakyti. Religingi žmonės turi savo argumentą. Jie sako, pasaulis per daug nukairėjo. Tai prasme, pasidarė pernelyg sekuliarus. Tai liberalus labai pasidarė, kitaip tariant. Žodis liberalus yra irgi dviprasmiškas. Garsiausias Amerikos demografas yra toks Phil Longman. Jisai duoda tokius išorinius, politinius, ekonominius atsakymus. Seksualinė revoliucija, abortų legalizavimas, greitos skyrybos, reiškia, kontraceptinės priemonės ir daugybė kitų dalykų, kaip jisai išsireiškia ir kiti demografai, jie garantavo vakarų pasauliui demografinę mirtį. Vakarų pasauliui. Kiti sako baltųjų rasiai. Bet mano manimu čia viskas daug sudėtingiau. Iš tikrųjų, problema yra vartotojiškam elgesy. Tai yra, ką vadina žmonės tiesiog egoizmu. Taip, bet ir mes atsistojom ant to egoizmo. Jūs sakot, egoistų karta dabartinė. Tarkim, galima taip sąlyginai vadinti, bet Longmanas, tas pat garsus demografas, sako gerą argumentą. Jisai sako, dėja, bet aš turiu pripažinti, ir tai ne mano nuomonė, kad pasaulio planetos ateitis priklauso tikintiems žmonėm. Todėl, kad jie gimdo vaikų 2 kart daugiau, 2,3 kart daugiau, negu vidutinis pasaulio žmogus. Tai religija? Bet kur jūs vedat, ar ne? Jeigu mūsų vakarai arba ta pati Lietuva vis traukiasi ir traukiasi, kas čia nutiks? Su Lietuva? Taip. Tai čia viskas aišku. O kas? Tas, kas buvo su kitom baltų šitom gentijom, jos išnyko. Asimiliavosi, kur yra dabar... Taip, bet dabar, klausant, Vitalijau, kaip jūs galvojat? Aš taip girdžiu, kad mes galbūt esam praradę religijos dalykus, ar ne? Tikėjimo, bažnyčios, Dievo prarado. Ar tai padėtų, jūs turite? Nėra jokio kito būdo. Jokių administracinių, ekonominių, politinių priemonių nėra. Taigi yra vadinama ekonomikos ir demografijos žirklės, kad kai kyla ekonomika, krenta demografija.